Žalčiupio upelio pradžia. Kairėje upelio pusėje yra senovinis Sausio miškas su ąžuolynais, beržynais, avietynais visokiausiais. O iš dešinės plyti laukai. Senovėje tai buvo miškas. Talamoje matosi Naujų Lažų kaimas. Gyventojų, nėra labai daug, bet jie visi draugiški, svetingi, labai šilti žmonės. Taigi, ir tas kaimas randasi Žalčiupio upelio slėnyje. Dabar eisime į kitos vietos, kur Žalčiupis įteka į Kruostą. Ties Sausio mišku Žalčiupis sukasi dešinėn į pietus. Ir einame į kitos vietos, kur Žalčiupis panyra į mišką. Taigi, upelis palei mišką teka ir įsuka į patį mišką. Miške jisai jau šalt nenori, nors dabar yra -12. Jam ir taip gera čiurlenti. Tekėdamas mišku, Žalčiupis pavirsta pienu, pavinguriuoja ir teka. Kurgi jisai teka? Teka mišku, eglynais. Ištinkam dar vieną šaltinį. Čia jau gali būti, kad kažin ar jisai užšalęs. Jau šlapoka. Reikia didesnio šalčio, kad jisai, norint, kad jisai užšaltų. Praėjome per šaltinį ir pieno upė teka tolyn. Oi, čia koks dar urvas yra. Gal vandens išgriaužta, o gal kokio miško gyventojo. Puikiai čiuožykla. Kuomet užšals šaltiniai, su pačiūžom, čia bus pats tas čiužinėti. Taigi, Žalčiupis jisai priartėja prie pervažos, tokios kelias eina. Kelias į Naujus Lažus, arba dar yra vienas Naujų Lažų pavadinimas yra Klaipėda. Tai va, yra dar viena Klaipėda vidury Lietuvos. O kaip slidu. Ir tas Žalčiupis jisai lenda jisai po keliu. Lenda po keliu. Mes nelysim ten į tą vamzdį. Pažiūrėsime, kas kitoje kelio pusėje. Kita pieno upelio arba Žalčiupio pusė. Įsigauna pagreitį.
Vandens vis daugiau. Ir mišku teka. Teka mišku. Pasipildydamas miško syvais. Žalčiupis tekėdamas susijungia su kita, ne į jį įsijungia kitas upeliukas. Ta vieta vadinasi Prajagas. Kažkas net barško ledai. Prajagas, tai vat jisai teka tiesiai, o iš tos pusės įteka kitas upelis. Tas upelis irgi va ten iš po kažkokio vamzdžio, kelio vamzdžio pradėka. O keliaujam toliau. Čia šakos visokios. Manau, kad čia žmonių darbas. Jie čia kokius krūmus kirto. Kai kas pakliuvo tiesiog ant upelio užgriuvo. Priėjom tokią natūralią, kas čia dabar, užtvankėlę. Upelis jis nuseko, pasidarė sraunus ir nebeužšąla. Va, ledai su smėliu susimaišė. Oi, kaip gražiai atrodo. O, ledai su smėliu. Čiurlena, gražu. Tyliai pačiurlendamas Žalčiupis teka. O, gyventojai. Bedantė kriauklė. Kuo puikiausiai čia jaučiasi. Žalčiupio upelio krantai apžėlę putinais. Kiek putinų. Dabar jas pašalė, labai skanius uogas. Daug kas jas mėgsta. Paukščiai. Nu, Žalčiupis jau po truputį išteka iš miško į laukus. Čia tokie kemsynai šiokie tokie. Pasižiūrėsime, kaip jisai ten teka lauku. Tekėdamas laukais, Žalčiupis šiek tiek apželia krūmais, vilko uodegom. Pukuojasi, o vilko uodega. Teka toliau. Legenda byloja, kad kai būna labai šalta, vilkai padžiauna savo uodegas ant tokių smilgų, kad jos sušiltų. Ateina naktis, jie jas pasiema ir vaikšto su uodegom. Per laukus Žalčiupis atiteka iki Naujųjų Bakainių kaimo. O, kaimas. Šiame kaime gyveno karalius Mindaugas. Šiuo metu jisai išvyko pauždarbiauti į Jungtinę karalystę. Va, pralenda pro kelią ir Žalčiupis teka tolyn. Laukais Žalčiupis teka toliau. Griovys gilėja. Va, reikia pabandyti eiti ledu.
kiek čia galima braidyti po tuos arimus. Išbandysim ledą. Puikus ledo kelias. Upeliu. Šiek tiek slidoka, bet... Oi, čia koks storis, koksai 15 cm drąsiai. Ledo storis. O, išalęs pagaliukas. Sniego rožytės. Gražios jūs tokios. Gražios. Keliaujam ledu. Malonumas neišpasakytas. Rekomenduoju visiems. Susiraskit upelį ir keliaukit ledais. Va. Žalčipis. Labai įdomu keliauti žalčipiu. Užšalusi. Artėjame prie santakos. Į Žalčipį įsilieja dar vienas upelis iš kito miško. O Žalčipis įgyja jėgų ir laukais tiesiai raitosi tolyn. Taigi, čia matome Žalčipio upelį ir vilko uodegas. Jo. O šalia Žalčipio yra senas karjeras. Senoliai pasakoja, kad tais laikais, kai traktorius dažydavo raudonai, ėmė nuskendo vienas traktorius čia. Ir kada būna labai skaidrus ledas, kartais kiaurai ledą galima pamatyti tą nuskendusi traktorių, o kabinoje puslitris nedagertos rusiškos degtinės. Atleiskit, sovietinės. Tai čia iš sovietinio periodo buvo ta istorija. O, ir ten gerai užkimštas tas butelis. O. Na štai, atitekėjo Žalčipis iki 2 karjerų. Čia yra senasis karjeras su nuskendusiu traktorium, kurį dažydavo raudonai. O vat iš tos pusės yra naujasis karjeras. Čia vietinių kaimų mergelės įgyja tikrasias savo formas vasarą, kai ledai jau atšyla. Vanduo tai yra, kai sušyla. Ir čia toks vietinis pliažas, gulykla tokia vasarinė. O, taigi, Žalčipis teka ir įteka į Kruostą. O, koks tas upelis Žalčipis.